Tik žiūrėjau čia vieta šiandien tau. A kiek kainuoja pirma? Kas atsitiko? Daro bagažinę. Tai sakai, čia 2 kartam? Pasirodysim štai čia. Aha. Norėčiau jūs užkalbinti. Gerai. Šitą iškirsti. O šitą tai ne. Albertai keikės? Ko tau kvaily nori? Teisingai nesikeik. Žaltytų. Per daug užpipinai. Per daug? Ta prasme per daug. Reikia bent pradžią palikti. Pipin kur nesikeikiau. Renginys prasidės 1 valandą. Jau prasidėjo. Mes pasirodysime apie 3. Turniką jau surinkom. Galim dabar pasižiūrėti, kas čia gero įdomus yra. O mes galim važiuoti? Ai, aišku galim. Sugebėtum Robkę taip padaryti, kaip jisai daro? Aš taip gistapargis, kai maišau, op. Na kaip patiko? Sunku buvo valdyti? Ką? Lengviau nei moterį. Dabar jeigu eilės sulauksiu, tai važiuosiu šito dalyko. Pilnas simuliatorių, sportinės sėdynės, sportinis vairas, pedalai su sankaba, žaidimus Project Cars. Esuminė mėgstamus vairų lenktyniausių, čia bus išbandymas rimtesnis. Albi, kas tu šiandien būsi per varžybas? Tavo tėvas. Ne, jeigu rimtai. Aš būsiu teisėjas. Teisėjas? Ir už ką būsi atsakingas? Už dinamiką. Ja. O kaip tu gali būti atsakingas už dinamiką, jeigu tu pats nemoki? Dinamikos dievas. Bet nepataikai, žinot. Tu va čia yra... Dar vienas žmogus, kurį reikės pipsent. Čia yra gyvenimo feilas. Šitą, klausyk, tai ką tu veiksi šiandien? Tai šiandien teisėjaus. Teisėjaus, ne? Už ką būsi atsakingas? Šiandien? Jo. Aš būsiu atsakingas už statiką. O, už statiką. Būsiu statikos teisėjas, kur čia pamatysiu bananus. Visiems neužskaitau. Šitą kiek reikia, kad gautum maksimum? Kiek tau duot biškį reikia? Kiek duot? Manau, kokį kebabas kaip balas, sakykim tai. Ištampys, tik čia. Aš tada dėl tos dalies bus tėviausia dalis. Nelinksmiausia dalis. Šiandien mes su raudonom kelnėm ir šiandien mes pasirodysim Birštone. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. If a nigga get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. Got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I roll up that weed cause I got it going on. Patyli. Tai tu kalbėt turėjo. Nežinau, klausim. Be klausimų neapsieisi. Šiaip papasakok ką nors. Kaip gyveni? Nu, sunkiai. Sunkiai? Va, be gipso. Antrą dieną. Net nesimato, kad čia pas tave buvo gipsas.
Tai ką, pasirodysi šiandien? Panašiais ant turniko. Bet pasirodys. Irgi darbas. Tai aišku, matys mane visi. Kokiu būdu Maskvai pasiruoši? Kaip tikėsi, kad greitai praeis tą koją ar ne? Skautagi viską, ne? Nu, praeis tą koją. Nežinau, netrukdo man ruošti statiką treningų visą laiką, kol buvau sutupsuotas, o dabar po truputį įsivažiuosiu dinamiką. Tai man Lietuvos čempas įveiktas, gali paruoštis. Nebijai nesėkmingai nukrist? Bijau. Žiauriai bijau. Todėl ir tupėsiu šiandien. Tai būsi tupikas? Ja. Nu davai, padaryk gėdos. Gėda. Pradžia gera buvo, nepataiko. Man gaila, blek. Skolingas 10 centų. Ai, ką? Jonai, eik, į vidų. Sugalvoji norą, kad... Tu žinai, kam šitas dalykas reikalingas? Tam, kad noras išsipildytų. Here's a little song I wrote, got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Pakomentuok, kaip patiko. Žiauriai gerai. Žiauriai gerai, sakyk. Iš pradžių žiauriai baisi, bet kaip ir patitais. Kiek užtruko laiko pasimokyti ir kad normaliai jau? Minutę gal, rimtai, biškį truputį. Nu va, dėdis irgi ką tik pradėjo, jau žiūrėk, jau telefonu naudojasi. Davažiuoja. Greitai priprantama? Kas? Koks jausmas? Keistas. Keistas? Labai keistas. Sveiki visi susirinkę į Kėdainių areną. Trečias gimtadienis Elstila. Šiandien švenčia jį ir man atrodo for 23rd birthday for Elstila. Nu ką, pasiruošęs teisėjaut? Jo? Ką tu čia darai? Čia, karočią, minkštinantį sodą, kad gražus būtų. Nu jo, teisėjams reikia. Spėjam viską kol kas. Bus daug garso, šviesos ir taip turi. Šviesos tai tikrai užtenka. Žadėjau lietų, bet pasisekė, nėra. Tai sakai, čia 2 kartam? Čia čempionų maistas. Taip maitinasi teisėjai. Kam čia šitą užsidėjai? Ką? Kam čia šitą užsidėjai? Kad lengviau laikyti frontą vieną ranką. Gerai, sveiki visi, kas šiandien atėjo. Šiandien pas mus Lietuvos gatvės gimnastikos čempionatas 2017 metai, jau 6 Lietuvos čempionatas kasmetinis, kurį mes organizuojam. Ką, galim pradėti, manau?
but you can't stop it now. Mes esam Birštone ir aš turėčiau šiandien užkalbinti vieną merginą ir tai bus... Sveiki. Norėčiau jūs užkalbinti, šiek tiek paklausinėti jūsų, kaip nuotaika. Šitą, kodėl taip atsakėt su? Gerai, kad mano mergina dabar nematė, ne? Atsiprašau už techninius nesklandumų. Super, nes pasižiūrėkit, ką sutikau. Mes jau sveikiname čia, Birštone, 5 unikalūs vaikinai, sugebantis tai, ko nesugebame galbūt mes. Jūsų aplodismentai ir dėmesys Project Mayhem! Tai reikia jau čia pirštinaitės dėtis, o ne pirštinėm blogai. Tai jau užviriau. Nu jau. Kas sakyti, nemalonu tiesiog. Kadangi nemalonu, kai mozolis suplyšta, nuvalė ir prikiliavo. Labą dieną. Tai kokie įspūdžiai iš teisėjų pusės? Buvai teisėjas? Sunku vertinti, nes taip kokį failą, tai aš iš karto minusą jam dedu, minus pusę balą. O čia taip yra ir feilino žmonių, tai nebėkit. Ar buvo dalyviai, kurie tau paliko kažkokį va tokį įspūdį, kurie padarė, ko, pavyzdžiui, nesitikėjai ar kažką tokio? Kas labiausiai patiko? Vienas dalyvis buvo Gaudentas, kuris tikrai padarė įspūdį su saulės peršokimu ir Skinegeču. Tikrai buvo. Bet jūs kartu sportuojate, ne? Ar kartu visą laiką. Tai jisai nedarydavo šitą dalyką? Niekada. Pirmą kartą jisai padarė. Kartais tai būna. Tikrai jisai mane nustebino vienintelis. Ir mindė. Mindė, jo. Aš šaunuolis. Surišam. Tikriausiai fainai. Tai nu bus.
Kągi, važiuojam namo, šiandien buvo pakankamai sunki diena. Dalyvavom čempionate, gavau taurę. Tai va, 12 val. Prasidėjo čempionatas ir vakare 7 val. Mes turėjom pasirodyti, šiek tiek vėliau, turėjom pasirodyti Birštone. Miesto šventė kažkas tokio, visi vyko į miestą, buvo įvairios pramogos, labai daug žmonių, buvo sunku surasti, kur pastatyti mašiną ir estradoje ant didelės scenos mes pasirodėm. Tai jau antri metai iš eilės, kai po čempionatą tą pačią dieną reikia vakare važiuoti į pasirodymą. Atmosfera buvo žiauriai faina, buvo labai daug žmonių, visiems labai patiko. Nu, kaip visada, nes kiek kartų minėjom, pasirodymus, žmonėms patinka mūsų pasirodymai, susiplėšiau savo mozolį. Štai taip matosi. Turėsiu veiklos namuose, turėsiu nukirpti tą dalyką, nes po savaitės mes parodysim Jūrbolai. Pasaulio taurės etapas. Tai va, važiavom dabar namo, išsikrausim. Street knowledge by the pound, yeah. Baby, never act wild.